NASA pasirinkau iš dalies, kad svajoju būti astronautu, bet ta svajonė nėra nuo vaikystės ir jinai atsirado, labiau sakyčiau, kai jau pakankamai subrendau. Tai galbūt čia toks atvirkštinis variantas, kad ne vaikas pradėjau galvoti apie galimybę atsidurti kosmose, bet kai jau pradėjo mintis dėliotis, ko aš noriu siekti gyvenime. Vaikystės svajonė, iš tikrųjų visada svajojau kažkur ten nuvykti, kad atlikti kažkokius tyrimus su didžiausiais aerodinaminiais vamzdžiais, kokie jie turi. Aš visada, nežinau, aerodinamiką domėjausi, tai būtent, kadangi NASA turi didžiausią žinių bagažą toj srity, tai turbūt įdomiausia ten būtų apsilankyti. Užpildyti tą paraišką. Ten buvo kokie 5-6 klausimai ir labai abstraktus. Reikėjo juos atsakyti ir man atrodo, kad ir tas atsakymas tenka į visus klausimus. Reikėjo labai gerai įsigryninti, į kurį atsakymą kaip atsakyti. Greičiausiai užpildyti paraišką, nes tie klausimai tokie labai pritempt kažką reikia, kaip lietuvių egzaminas. Prirašyti tuščią nepaliksi, realiai atsakytum per 2-3 sakinius, bet reikia parašyti daug, kad būtų apimties kažkiek. Tai kažką išgalvoji. Aš kaip tiksliukas pratęs viską, kiek galima tiksliai, tai man būtų ten 2-3 sakiniai vietomis. Bet... Pagrindiniai dalykai - geri studijų rezultatai, papildoma veikla. Na ir ta papildoma veikla be abejo turi būti tokia su mokslu susijusi vis tiek. Ne šiaip, kad einu, aš sėdžiu fakultete, tiesiog, kad po paskaitų. Ne, konstravome robotukus, tokius nedidelius, po truputį jau kaip ir jie darosi protingesni, tai žiūrėsime, kas pavyks toliau. Ir manau, kad tie dalykai padėjo lengviau praeiti visą tą atranką. Išsiskyriau to, kad turiu labai daug patirties. Šiuo metu dėstytojauju mechanikos inžinierijos ir dizaino fakultete aviacijos inžinieriams, tokius dalykus kaip aerodinamikos laboratoriniai darbai, ten medžiagos įvairios ir panašiai. Pagrindė su aviacija dėstau. Tai turbūt buvo vienas iš lemiamų faktorių, bet turiu nemažai ir mokslinės patirties, esu padaręs labai daug tokių, kaip čia pasakyti, projektų, kaip ten skraidanti laboratorija, aerodinaminiam vamzdžiui skirtų jėgų matavimo įrangą ir panašiai. Turbūt tas lėmė. Ir dar turbūt mano projektai, kuriuos dabar užsiemu, ten žmogaus jėgomis varomo lėktuvo projektas. Labiausiai trauktų pamatyti ir išsibandyti naujausią įrangą, robotus apžiūrėti, kaip konstrukcijas, visa kita. Žmonėms šiek tiek kitaip yra, aš esu kaip tik priešingai nelinkęs turėti idealų, mano tikslas yra visus aplenkti. Manau, kad NASA įgytą patirtį pritaikysiu savo projektų kūrime, nes mūsų žmogaus jėgomis varomam lėktuvui reikia naujų sparnų profilių ir būtent tos kompetencijos, kurias ten įgysiu, galės būti pritaikytos būtent šiam projektui. Mano vienas toks tikslas turėti ilgalaikę naudą iš to. Ne tik sau, bet ir universitetui, kad tai nebūtų tiesiog 2 mėnesių atostogos Amerikoje, kad ten būtų užmegzti ilgalaikiai bendradarbiavimo kontaktai ir vėliau plėtojant ir tarptautinio lygio projektus kartu su NASA.